žaidžiame... Sveiki, visi šiandien žaidžiame Team Fortress 2 per Xbox'ą su Eriku. Tai dabar mes žaisim. Erikas mirs, tada Mandos, tada kaip aš mirsiu, tai Eriku ir taip ištisai. Tai dabar Erikas žaidžia. Kadangi jis pas mane atėjo, jau seniai buvo, tai jo, žaidžiam. Ir plus aš dar nelabai infliacijos į... Jo, bet tai gal arčiau žaismės mikrofonas čia arčiau biškį. Taigi pirmas kartas su... Nu jo. Team Fortress ant kompo. Su puldė, jis su prie kompo gerai žaidžia. Bent jau bandį. Beveik pro ant kompo. Ne pro, bet Beveik. nes tas... Gerai, tai dabar aš žaidžiu. Martik žaidžia Team Fortress 2. Aš kažkaip pripratęs labiau į kamerą žiūrėti, negu per patį teliką. O tu? Aš gali patį teliką žiūrėsi, nes... Aš žiūrėsiu į kamerą. Ar gerai filmuoja? Jei! Ai, aš degu, ką daryt. Capture point, padėkit man. Ne. Ačiū, baisi. Čia labai specialus video. Ačiū už 27 subscriberius. Jo, dėkui. Fire. Šiaip labai daug čia. Oi. Nu kaip mes tik ką tik pradėjom. Čia mano šokis. O kaip šokis? Žudyk tau raudonus reikia, nes tu mėlynas. Duk. Control pointą jeigu užvaldyti. Fire! Tai man atrodo. Va, raudonus žudyk. Fire tu pasirinkai. Tu jim... Ai, tu heavus. Ir čia pasirinkai miniganą. Miniganą. Mes liūbai ant Xbox 3 šiam pultelį. Aš pirmą kartą taip. Aš vakar prie PlayStation atlėkiau šaučiau. Nes taip sunku valdyti, net neįsivaizduoju. Tai jo, pas mus kažkas atėjo, tai tuo grįšime. Pas mus buvo atėjęs neįtikėtas svečias. Ne, taigi tavo. Ten ne mano, ten kažkas atėjo. Jo, ten gal. Ne, kad aš biškį tyliau žaisim, ten kažkas gal. Nežinau, pirmininkas įsitikinimų, nežinau. Bet labai keistas juokas. Taip pat aš norėčiau jūs pristatyti Erikės fauną. Jis toks lengvas. Ne, toks durnas. Jis nedurnas. Ne. Parodo savo plančią. O ką? Dar kartą. Aišku, čia ne mano plančia. Ne, Čia labiau kaip mano sesers. Bet ne, dabar jau pamečiau aš. Tikriausiai pavogė mano iPadą. ne. Paprieksnė, palauk. Ai, va. Išimti iš dėko. Aš jau tuoj žaisiu vėl. Dabar Martik žaidžia. Viską žaidžiu. O kai jau žaidžiu. Čia kitos mepas ant PC žaidžiau su botais. Nu, va. O jo, plančią. Jo, bet tu užminėjau tą mano žaidimus. Na. Galėtum dabar patūsim. Bet jo, copyrightas bus. Mes nenorim problemų, ne? Jo. Jau buvo biški problemų, bet mes ištaisym. Varom, biški. Aš blokuoju. Ne, čia neblokavimai, bet... O kaip, padėsi man? Ai, durnius! Ai, durnius!
laimėjo. Aišku, kad raudoni, tu matai 1, o mum 0 taškų. Tai, ai, ne, dar ne, o, right. Ačiū kažką. O, žai. Aš iš karto mintau tą. Pasiminkit, ar jums patiko Minecraft apgavystė, Herobrine apgavystė. Kokius filmus, kur mes neturim idėjų? Jo, mes to. What? Erai, dabar mes būsim su degiuoju vyruku. Degiuoju vyruku. Ką tu durnas? Tai jo dabar Erikas tikriausiai kurs filmuką. Bet, tai aš tave pakviesiu, kaip tau reikia. Aha. Okay, varyk. Oi! Durnius! Gelbėk! Sudegė. Lau, čia kažkur šalia. Ar čia kažkur? Aš abejoju. Vienas taulių? O kai varom čia? Spajus! Mačiau! Priešas čia kažkur. Aš labai abejoju, čia gali būti koks priešas. Kažkur čia yra priešas, aš žinau. Matai, nugriovė visus sentigamus. Tai mano kambarys matosi labas. Dabar nesimatom nes dangus. Su kokia kamera filmuoju, su Asus Zenpad 8.0 kamera. Medic! Taip pat tikriausiai jau greitai kelsim mūsų vlogą po šito video. Mes dabar varysim po kompiuterio, kaip nufilmuosim. Bet jo, dar kartą aš sužaidžiu, paskiau Erikas ir baigsim video, nes paskiau video gali susigadyti, žinot, o mes to nemėgstam, ar mėgstam. Ne, nemėgstam, nes po to reikia laukti, filmuoti video. Dabar 8 minutės, ir man tau gerai. Gerai, aš jau biškį pažaidžiu dabar varai. Dabar Erikas žais. Ir pažiūrim, aš jį challenginu, kad jis pralaimės. Tai aišku. Arba davai, jei aš kiek tu dabar 2 šitas turi? O aš 0. Jei aš dabar nenušausiu nieko, ne? Tai tau taškas, tai bus 3 taškai, ne? Nu. Ir jei aš turėsiu kažką įkelti. Turėsi įkelti į YouTube'ą kažką, kaip grįši namo? Ne, kažką žiauraus. Kaip supras, į YouTube'ą? Nu. Kodėl? Arba YouTube savo mėgį. Spajus buvo. Ana. Nu tai jo, nieko. Ačiū, kad žiūrėjote, challenge laimėjau aš, bet Erikas labai stengiasi, jis labai gerai žaidė. Žinau, nenušovė, bet jis stengiasi. Tai ačiū, su jumis buvo Friends Plays Games ir šiandien išsiaiškinom, kad Erikas yra kompiuterio masteris, o ne konsolių masteris, ar bent jau pultelių masteris. Tai ačiū, kad žiūrėjote.